Sveiki, brangieji, seniai nesimatėm. Šį kartą filmuoju su telefonu iš rankos, tai biški bus vabalabalabalabalabalabala. Tai va, nežinau, pasilgot, nepasilgot. Tikiuosi, kad pasilgot ir taip teisingai jūs matot čia, su kuo važiuoju šią savaitę. Tai va, grįžau iš atostogų ir važiuoju šiandien su rimtu modeliu. Kur durys susidaro taip. Nes jeigu darysi taip, irgi užsidaro. Irgi užsidaro. Durys tokios sunkios, kad bet kokiu atveju užsidaro. Tai va, su rimtu dalykėliu važiuojam. Va, taip atrodo. Šią savaičikį. O iš lauko atrodo, va, štai taip. Va, štai taip, iš lauko atrodo. Tokie reikaliukai. Cak. Toks reikaliuks. 5 ašikės. Aš vakar biškai blogai pasikrovau ir vakar net nefilmavau. Nes, žinokit, vakar kažkaip pavargęs buvau pirmą dieną po atostogų. Tai, kaip atrodo, didžiulis daiktas. Tai vakar net nefilmavau, nes pavargęs buvau jau miegoti ir šiandien naktį reikėjo keltis. Tai va, tokie reikaliukai. O šiandien vėl kraunamės tą patį ir važiuosim vėl į Hamburgą. Sveikučiai, čia yra 30 tonų reikaliukai. Tai va, šitos reikia išvežti iš čia. Atėjo iš Kinijos, tai va. Iš Kinijos atėjo, po vietą važinėjęs. Aš šiandien atidarinėti visus šonus, pasiruošiu, nes reikia praplėsti, taip, stogą daryti. Ir viskas, ir būsim pasiruošę. Ir reikės per vidurį važiuoti. Stovim beveik per vidurį, ne? Pažiūrėjom, ar gerai dar. Reikia pakoreguoti kameros kampą, viskas stovim per vidurį beveik. Kaip profesionalai. Kaip priešos aš jums net nerodysiu, nes nėra ką daryti. Tai va, šis savaičiukė bus su šituo. Galėčiau plėsis, bet nepasakau, nes tu atsiras gerbėjai mano, kur sakys, kad tu nusišneki. Inžinerijos stebuklai, tai pasisus manus buvo ir yra. Tai inžinerinis stebuklas, kas man užkliuvo. Aišku, kad apie skaudžius kalėnus net nekalbėsiu. Apie lovos atvertimą, kad normaliai sėdinę atsitrauk galėtum, irgi nekalbėsiu. Apie šitą irgi nekalbėsiu. Kaip Žigulis geriau užsidarino. O šimtoj parodysiu inžinerinį stebuklą, mano inžinerinį stebuklą. Žiūrėkit, kur normaliuose mašinose ir sunkvežimės būna garso signalas. Ogi čia nėra. Žiūrėkit, koks inžinerinis stebuklas. Inžinerinis stebuklas, kodėl inžinerinis stebuklas? Žiūrėkit, įpratęs, įlipęs iš normalaus sunkvežimio, nori nusivalyti langus. Palaukit, neveik čia dabar langai. Langai neveik, žiūrėkit, va, nusivalysim langus. Jo, ne, palaukit, čia tas langus valo. Tai mano galva čia yra labai nuostabus inžinerinis sprendimas, inžinerinis stebuklas, čia wunderkindas galėjo tokį dalyką išmąstyti. Daugiau nėra prie ko prikipti. Šiaip turi sabiški čia arkliukų. 5,80. Va, tokie va, arkliukai. Ir šiaip knopkių dafiga, nieko nesuprantu, ką tos knopkės daro iš tikrųjų. Iš patrauk telefoną, nes, aišku, mano fūro viskas yra palikę pakrovėjai mašinėlėm, tai pabūsiu kaip, palauk biškutį. Pabūsiu kaip beždžionė. O man, kodėl taip ilgai pliurpi, nes man tik 3 valandą krautis. Tai čia kol Hebra atvažiuos, kol ką, tai galiu biškai papliurti, aprodyti. Va. Šiaip šitos priekabas nemėgstu, nes pas mane vairuojas priekinešis ir 2 galinės, tai labai daug manevringumo yra. Su šita visi baldiūrai jūsų, nes pirmos 2 ašis kelias ir tik 1, 2 galia vairuojas. Tiksliau 1, man atrodo, jeigu gerai prisimenu.
Jeigu gerai mačiau tiksliau. Nu vieną labiau, kitą kažkaip mažiau. Vos nesusikeikiau. Tai nesikeiksiu. Tai visi baldiūrai yra jūsų. Visus baldiūrus susirinksit. Nes aš nežinau, ar čia mano sukimo kamps yra išlaužimo, nes iš tikrųjų Skanės yra daug manevringesnė. Skanė yra daug manevringesnė. Apie Iveco net nešneku, Iveco gali taip ratų suktis. Ir Actrosas iš tikrųjų manevringas yra. Actrosas irgi manevringas yra. Važiuojat galu, ta prasme, taip kaip Keteksą, tarkim. Taip, važiuoju kaip Keteks. Atbulos stumės kur nors prie rampas ir taip. Su mano galit pamiršti. Su mano reikia dirbti iš tikrųjų. Va šiandien su pilotu važiavau, tai jokiaus. Su palyda, kai važiavau. Sakau, va čia, sakau, sėdi ir jauti, kad dirbi. Dirbi, sakau. Va sėdi įsikabinės į vairą ir dirbi, nes kada čia nėra kada nei kavos atsikėti, nes reikia laikyti ir gaudyti labai po kelią iš tikrųjų. Ir Actros irgi reikia biškį gaudyti po kelią. Nieko, nu ką, išgyvensim. Tik vat kelienai skaud, bet nugaros neskaud kaip senajam davė. Tai čia jau pliusas manui, pliusas. O šiaip pasakysiu dėl vietos, žinokit, Šaldytuvas iš tikrųjų yra mažas. Nelyginkim senos Skanijos, gerai, nes senos Skanija irgi yra mažas. Tas stalčius, kuris įtrauk. Bet va tokių metų, pavyzdžiui, kurio naujesnė Skanija yra daug komfortiškesnė. Vienu žodžiu, bet kokiu atveju yra geriau. Tai va, nepykit, mano gerbėjai. Nu, bet jau taip yra. Jeigu būčiau, plemba 5 cm trumpesnis, žemesnis ir trumpesnis, tai būtų labai gerai ir manau, kad tilpčiau. Ką čia dar jums paminėti? Nėra čia ką paminėti. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Žiūrėkit toliau mano video, nes reikia pinigų, suprantat, sušelpkit vargšui. Ne, juokauju, hebra, juokauju. Tai dėl video žiūrėjimo, tai nejuokauju. Žiūrėkit video, žiūrėkit. Tai sutiksim kitam video. Ai, dar turiu padaryti iš atostogų video ir dar iš Lietuvos atostogų biškį turiu video su sūnum, kaip varom žvejot. Filmavau kiek išėjo. O šitas video pasirodys anksčiau už visus, nes tiesiog paimsiu iš telefono grubiai, apkarpysiu, ir įmesiu, nes algoritmam reikia irgi darbą, biškai, ne? Tai va, ačiū chebrytė ir susitiksim kituose mano video. Iki.